Aleksandras Kurcevas. Žaidėjas būtų pasiekęs kamuolį, prieš vartininką, na ir šias Bendrai. Dabar jau prie baudos aikštelės, perdavimas, gali būt smūgis! Telšiečių išpuolis iš dešinio krašto ir įvartį. Aleksandras Kurcevas. Sukasi ir jo, perdavimas smūgis ir čia įvartis! Štai taip, mano minėtas Kurcevas. Aleksandras. Štai tokia kontrataka, na 3-2, nemažiau pavojinga perdavimas, smūgis ir 2-1. 2-1 ir kas muša antrą įvartį, muša tas pats žmogus, Aleksandras Kurcevas. 20. Pasižymėti kaip visai geras puolėjas. O čia situacija prie Gargždų Bangos vartų ir jau šią akimirką Laiko dar yra. Dabar Džiugo iš karto atsakymas. Na, apie minutę. Rezultatas Sobovalės perdavimas. Liečia kamuolį Piliukaitis ir Kurcevas. Ties centru ir kiti žaidėjai. Čia perdavimas. Visi pasijungia ir kiti žaidėjai. Geras perdavimas. Smūgis. Jų Telšiams šiandien netrūksta. Perdavimas lygina rezultatą. Taip pat. Tušti vartas. Nors po pirmojo. Top Sport A lygoje vartai tušti. Buvo stabdymo, čia pavojinga situacija, smūgis ir 1-1. Ojojoj, koks įvartis krenta į Kauno Žalgirio vartų. Perdavimas iš kairio krašto. šiandienos ir žaidžia čia. Išvysime smūgį, siunčiamas kamuolys linijos, bet tenai sugeba atsidurti Ronaldas Sobovalė ir Čia pasiseka. Taip kaip atšoka kamuolys Džiugo futbolininkams ir čia smūgis į vartus. Martinas Ananė, bet suspėti jau nebegalėjo. Reikia smūgių. Štai dabar koks smūgis į virpsta kamuolys, smūgis. Puškarovai. Šiaip geriai netgi šiauriečių žaidėjai, štai dabar imasi iniciatyvos. Seka atakas Tinys. Kairiuoju kraštu. Šiauliugas. Infliacijas. Dovanoja mums aukščiausią Lietuvos lygą. eigoje dar tikrai ne kartą pamatysite tą QR kodą ir galėsite balsuoti. Tokių situacijų, kai porą su Bakarysane, kuris taip pat žaidėjus, kurie gali sustiprinti puolimą, įnešti energijos. Kurcevas. Jos Pusė pasisuko į dešinę ir paliko savo oponentą už nugaros ukrainietis. Dar vienas persis jau baudos aikštelės prieigose suranda Aleksandrą Kurcevą. Aleksandras Kurcevas vaidina savo oponentą. Kurcevas. kas Džiugas na taip, tokie pusantro progos. O čia dabar situacija ir Olsas. Lysta banga, čia proga kontratakuoti. Geras perdavimas Šilkaitį. Perdavimas visiška dovanėlė Telšiams. Kurcevas, rezultatyviausias.
nors Ar Džiugas susikūrė antrą gerą progą. O štai toks. Kurcevo. Oi, kaip lengvai susitvarko. Urbys. Tęsiasi Džiugo ataka. Nėra tai daugiausias variantas ir tiesiog reikia operacijos nepridėks. Karvatskiai praranda kamuolį. Karvatskiai čia toks gan avantūristinis veiksmas. Rikovskis kairėn. Gausiai situacija. Puikiai stato korpusą. Dabar lenktynės, kur išvengia varžovo. Iš Japonijos ir Naka Yamada dar praėjusią sezone atvyko į Žovo. Kurcevas. Skočia kairuoju kraštu. Ukrainietis, jo perdavimas aikštės. Ramiai kombinuoja. Liekamas perdavimas ir toks bus reguliarė sezono akordas, tačiau riteriams dar šie kalendoriai. Riteriai ruošia dvigubą pakeitimą. Per silpnai siunčia jį į priekį ir Kalendų komanda buvo trumpam jį perėmus. Ir čia Džiugas jau turi galimybę kontratakuoti. Bėga ten Urbys ir Bunčiukovas. Bunčiukovas. Matijos Burbos. Prarastas kamuolys. Čia pavojinga situacija. Urbys. Vėl aštrus perdavimas. Obovalė 1-1 ir vėl Simono Urbio. Na, koks perdavimas. Fantastiška. Kai reikia Motiejus, aišku, turi ir savų. Traumuotas ir negali padėti. Panaudot Obovalė. Perdavimas. Kurcevas. Tolimas perdavimas Vermeulė. Ir bandyti rizikuoti. Geras perdavimas. Ir dabar galima sakyti, kad Traikovskis gelbstis. Praktiškai veiksmas vyko netoli baudos aikštelės linija. Valė. Nesėkmingas Dariušo Stankevičiaus atpučimas. Keičiama atakos pusė, ten dešinėje Pažaidėjai. Šalčinovičius. 1-3 šį kartą epizodas baigėsi tuo, kad kamuolys prarastas, bet Yamada taip. Ane. Kurcevas. Žaidėjo. Na ir dar vieno gynėjo, nepaminėjau, 24 numeris Traikovskis. Kurcevas. Oi, kaip gražiai žaidžia Ananė, galima žaisti toliau. Jo perdavimas kiek labiau kertančiam į baudos aikštelę komandos draugui. čia sužaisti specialiai. Dar vienas perdavimas Tiesa, turbūt tokios ryškiausios šių dviejų komandų rungtynės buvo sužaistos ne lygoje, o 2023-aisiais. Dar kartelį bando link Dominiko Kodzio atlikti perdavimą. Ernestas Taškūnas, buvo komandos draugai Vilniaus Žalgiryje. Ernestas šiek tiek vyresnis. Dominika Karmanavičius. Netiksluota. Oi, kiekvieną netikslumą Proga nuskanuokite šį QR kodą ir išrinkite specialų šių rungtynių geriausią žaidėją. Bertelčių Džiugas, paskiau dėl šių keitimų, matom dabar ir riterių veržimas ir Baltrūnas. Sunoko.
Neleidžia prasmugiuoti. Tai taip pat čia yra svarbus. Jam pataikė. Kamuolys nuo rankos paliko aukštas ribas. Vėlgi galima žaisti. Ne tik futbole. Ir pasinaudodamas dar progą. Atgal savo komandos draugui Litvecovui. Oi, praras. Perdavimas arčiau vartų. Džiugas apsigina. Antanavičius. Praras. Sarmalas, tiksliau Džoričius.